O kaip šitų raštų vadzydavot? Oi, tai ir koreliu, ir žvaigždukį vadzinu, ir langinėm visą vadzinu. Šitų vienų. Tų langinių, tai visur tų langinių, ko žinant raštą nėra. O tai jau čia tom langinėm, kažinė, ar dėl šitos vaklėtkos, ar jau čia dėl šitos? Tai klėtkos vasa, jau man kaip langinės išeina. Aha. Nu šitas irgi labai zgrėbnas raštas. Nu bet va tas kraštas tokis, tai aš negaliu atsižiūrėti. Nu labai gražus, lygus, neįantraukta, kapsuliniuoti. Jau aš ką baudžiau, tai šitą baudžiau. Ką pažiūrėjau seniau, ką palieka, kaip karunkas, tai bėk ir reik. O jau aš tai niekur šitą nedarau. Jau man ir devon tokie kraštai ratus. Leve, kokios gražus, iš karto tų visokių kvarabų atsiranda. Ant staltiesių, tai aišku, visur, kur ant stalo, tai ir supjaustyta, ir aplaistyta. Na, ale vis tiek, paprašau, ir atauskirva, ir plona visa, ir visa. O neatsibosdavo, nu vis tiek, va tuo pačiu raštu, kokį, 10 divonų dar ką pasisėdai, tai ir varyk. Spalva kitokia ir vis atrodo kitas. Jau išaudavo du vienodas, jau tada vėl kitos spalvauzai, vėl kitokius. O šitų raštų iš kur gavot, neatsimenat? Šitos tai labai daug kas audė. Buvo jau šitų pirmiausia, kad juos pradėjo šitos keturnyčinius, tai kaip aš šituo ir audė. Visa gurkiniai da, gurkiniai buvo. Nu, bet jau labai gražus. Ale tai ovaš priausta per visas gyvenimas? Taip. Tai dar visi divonai abrūsai pareit namo, tai ar lyst, nori pirkion? Tai žinai, kad ovaš būt krūva, jei visi pareit. Jei trajime keliai, kai drobelį audžiau, užstojant ketvirtų dar andelanė, užstojant ketvirtų dar andelanė. Nu tai dar va teta iškraustėm jūs šėpų, va prisirinkom visų glaibį divonų abrūsų, tai dar mislino padabosim. O dar gal pamėcinat va šitų abrūsų jūs audėt jaunystėn ar čia jau inauzimo pabaigų? Jau vėliau austas. Vėliau. Jau galas tai parinksiu jau šitų padaryta, dar spalvoca dar buvo, madai žalių ir mėlynų buvo išaudos, alevėjai dar ir galite jau pageltai, toj cata vadėjos nava, ką vadzinom fliorinė, tai jau baltesnė, o tai toj Kauno buvo velna, tai labai britkus. O tai kaip šitų asnavų fliorinė? Vadzinu fliorinė. O tai holtep? Ką žinau, ji buvo tokia balta ir sukta tokia, o ta Kauno tai buvo tokiais, kaip mes sakom, kaip dačka, tokia gelsva, tokiais net, kai būna tokių, o čia tai toj vadinama fliorinė, o čia graži buvo velna. Na, jau paskui ir divonus, ir divonai visi ant tos austai, ant šitos naujos, o jau tie brūsai, mano, kur sakiau, penkenyciniai ant tos tinklai panašus, kaip koštuvis. Čia jau jūs ir šitas danerta, va šitas galas? Taip, taip. O jį kaip nori vadzydavot jau umesnei, ar va šitų vakūnų kaip nunerta? Nu. Vadzydavot kaip noriu umesnei kitą par? Ne, mes jį vadzydavom, ko žinau, vienas nuo kitų pažiūrėjai, tai oi, kiek aš buvau primesgas, atsimenu, vakarot einam, tai tokia va mūsų kaimynė viena, tai mes juokėmės, kaimynas harmonikais graidavo, visų lūpinė harmonikais, o mes mesgam. Tai kabė reikėjo tekėti, tai pas mane 7 rankšluos anko paskolino, tai ir numerį sako, kad tau reiks, tai aš atduosiu. Tai sakau, tu grainai, o aš mesgiau ir tu ištekėjai su mano karunkom. Nu, ale tai gal buvo ir tada ir meksis smagiau kaip graina. Graičiau tada eina? O iš kur va šitų raštų imdavot tarp abrūsų? Nu, tai tas pats kaip ir divonasgi, va, kaip šitas. Va. Na, va šitas, katrisa, va šitas, va. O tai čia pacitep ir sumislinot, nu į tokį drabnesnį padaryti? Nu, tai smalkesnį, aišku, po mažiau porų tų veras ir Vaus, tai kaip nori ataudzi, galit šitais agurkutais saus, galit klėtkos tos nedarysi, agurkus šitos. Ir tada jau bus raštas kitokis, kaip jau šitų pralaidži. Raštas kitokis jau tada gaunas. O čia linas irgi fabrikinis? Taip. Nu man visą tai bet va tas kraštas tokis, tai aš negaliu atsižiūrėti.
Nu labai gražus, lygus, neįtraukta, kapsuliniuoti. Jau aš ką baudžiau, tai šitą baudžiau, ką pažiūrėjau seniau, ką palieka, kaip karunkas, tai bėk ir reik. O jau aš tai niekur šitą nedarau. Jau man ir Devonų tokie kraštai yra tusu. Seniau buvo mada, kad jau nors kieto nesugadyti, sakydavo. Taigi, kad vienodai audzi, kad tai intrauksi, tai išlaisi, tai aišku, jau bus kita, bet kaip... Alezeva, kokis tai visai neragėtas, man neįsiraštas tokis. Tai kokia geltonė, kitokia buvo velna, tai jau kokia geltonė. Visai kita spalva, jau visokių ir rūdzys kokios gavusys, naujus rūdzį galėdavo. Bet jau labai senas raštas šitas galais, o čia kelenycinė šitas. 5, Penkių? sakė, 5 nyciuca. Ale tai vis tiek darai 5 nycis, jūs suskarėt, tai tai vienai jų lieka be poros. O tai atsveriat kuom ar kap? Aš jau dar neatsimenu, ką mes jo, viena be poros. Ale ten tos, aš nežinau, kaip ten, kad vienos pakojas, kaip timindavo, jau dar neatsimenu, ką paudė. O šitų planelį jau iš kur raštų va šitam Tai sakau, parvežė teta iš tos Marytės iš Kaniukų. Tai nuvažiavus parsivežė ar į kokį planelį ir dar neatsimena, ką įtį. Ale kad vis iš karto tos rūdys atsiranda. O šitas dar rūdys, kad atsiranda, nemėginot, kuom jas išims ar išvelait? Nežinau, kad aš nieko nedarau, atrodo, spinton sudėsiu, visi būna dar vairinynio, jo kaminaliai iškolca atsiranda, tai gal aš žinau tos rūdys. O seniau taigi vis tiek, pavyzdžiui, kokius divonus, kaip ant laškos būna paklota ir insipurvina, tai vėlaidavotgi? Taip, čia tokia pats penkenytė, bet jau čia staltiesi, tai visi balcinus. Nu, bet labai graži šita, labai. Kokia įsa gražiava plėmais. Nu, tai plėmas, tai Ragėckų naudota buvo? Tada nebuvo kuom balcys, gal tik apsisenėjus, tai. Čia buvo vėl atmesta ir šilko tausta. Taip. Dar tokia plona ir tokiais plonais siūlais atausta, taigi šitiek čėsų užima. O per kiek divonų nuausdavot? Kaip gerai sekdavus, tai, kaip paprastų audžių, tai kaip geros audėjus, tai pasėtaudžia per dieną, pasėdėvon. Visų palų per vieną dieną? Oho, tai jau tai gerai reikia, įskap elektro. Aišku, ir vakarai saudžia, ir katros jau tai labai skubina, bet taip tai ot. O šitą va staltiesi kelių nycių? Tai sakau, 12 nycių. Čia buvo ružava snava, jau darysiu balcinus. O šitų raštų iš kur gavot? Tai kuom čia skiria su raštų, tai žiūrų parsivežim. Tėvas sesuoti buvo tos pranukės mama iš žiūrų, tai jaudė. Tai tada aš parsivežiu iš jos nycus suvertas, prie tų galų das mazgėm. Tai sakau, kaip alšyvai suverta, tai man labai jau nepats, kokių 2 kleitkos iki suveina. Ai, va šitą, Mes jau ką veram, tai pusė kleitkos, o savo vieną cielą ir kitą, tai čia neatrodo, kaip susiūta. Nu nieko, vis tiek va kokia graži. Leve, kokios gražus, iš karto tų visokių kvarabų atsiranda. Ant staltiesių, tai aišku, visur, kur ant stalo, tai ir supjaustyta, ir aplaistyta. Na, vis tiek, paprašau, ir atausk, ir plona visa, ir visa. Vis jau ir staltiesės ausdavo, tai jau galai su plonesniais siūlais kaip divonus. Nu, tai asnava toj pats. Nu, asnavalę jau pašavom. Žinai, kaip visas viršūnė eina, tai siūlai, tai kita atrodo. Tai plonesnių siūlą ausdavo, aišku, jau divonus storesnį, jau daugiau dėdavo tų siūlų. Čia kaip vilnonis. O tai šitas gali vilnonis šitoj vilna jūs ir dažyta? Tai mūsų dažyta, aišku, tad gatavų niekur nepirksi vilnonių, reikia pakiem dažyti. O ale dar... Nu, jūs man vis tiek, įdomiausia, kaip tas spalvas tep suderina, arba šita violetinė, šita, kai ruda, tokia oranžinė, kaip tep sumislydavot? Net asnava tai čia vienoda. Asnava tai vienoda. Oranžinė, o čia jau tada, jau šitas raštas daro šito taudų, o čia asnava tai vienoda. Bet vis tiek reikia sumislys, kad tai ne kokia balta, tai būtų šita violetinė. Tai būna ir baltų visokių buvo. Ir ant baltų ausdavo, nagi kokių. Šitas tai labai gražus jau. Labai gerai atmuša. O šitas siūlas tai fabrikinės ar rankom verpta vilnonis? Ne, rankom verpta, fabričnų ne. Šitas siūlas jūs verptas ar mama? Ne, mamos gal verpta. Aš Vilnos aš nelabai daug verpiau, mama verpė vis daugiausia.
Mano mama labai visko mokėjo. Ir vyriškus darbus, ir moteriškus. Nes mokinas neišsiūsi, vis vaikus apsiūdavo, dar svetimiem pasiūdavo, niekam nesmokinas. Nu, kaip ką Ir reikia, tai... skaitys buvo labai akvačna, nei vienos klasės nebaigus, bet kaip jį gerai skaitė, jau labai tokių akvatų turėjo, bet mesgam, jau kabum su kabis, bet tai aš paskaitau, jį paklausau, tai vieni skaito, aš vakarais. O tai dar šito jau parinkcinio irgi, tai irgi jau siūlai verpta mamos. Taip, verpta jau siūlai visą. O neatsimenat, kaip dažydavo, ar į gatavo siūlus dažydavo, ar Vilnų apdažydavo? Ne Vilnų siūlus. Siūlus? Ant tų matkų, ką vadinam, su tais matkais dažydavom, tada išvydavom. Ir ne Vilnos tai nedažė, niekada tik siūlus dažė. Tik siūlus. Puodai buvo didelį, kaip seniau, tai tuose puoduose. O čia ant pervirose po vienu porelą jiemt, ar čia po daugiau? Porą turbūt. O kaip katros audėjos vis išsausdavo savo pagrabinius jau divonus pagrabo. Jūs neaudėt? Ne. Nenorėjot ar? Nežinau, mes jį ausdavom tais, ir aš ant baltos asnavos trišiuodzį išaustą, tai ir bažnyčion kartu reidzydavom, ir pašarvota, ką buvo, ir tėvai pašarvota, tai tuos divonus naudojom. Kuo aš žinau, netycik. Tai aišku, jų tep niekur ir nekloja, baltas su juoda, tai kur tu juos klausi. Tai gerai, tai visuk pašarvoti. Pagarabo kur. Bet iki kokio rašto umis nei, kad sakyt, čia jau šitas jau cikam pagarabo, tai nebuvo, čia cik spalvakų. Raštai tai nesvarbu, kas kokius turėjo, tokius ir klojo. Tų raštų, kaip sakot, kad per visų naktį Arnotų darėt, ar kad per naktį nemiegojot? Tai mes matai kitap, kaip senovinį tų kirpų audė. Tai padarau tų raštų ir audė tai semsienį tokiam tose, bet rašto reikėjo, plano. Reikėjo ir padarau ir jį norėjausi iš, kitap, atbuluošiai parodžiau, sakau, ne šitap, kad in apačių būtsiai lapai šaka, kai in viršų, tai sakau, įsiūsės, tai kiek reikės tiek nuskirps, ir labai gerai išėjo. O kunigas nešiojo tų Arnotų, buvo užsidėjęs? Kur numerį šitas, tai vis dėvėjo visų laikų, jis ir klebonijo mišas laikė, tai jis visą laiką su tuoj. O tai va, ant tos patos oranžinės, kur ir mėlynas, ir ant tos pačios asnavos, sakiau, raštai kiti. O kasdienai klodavot šviesesnius ar tamsesnius divonus? Kasdienai, ant laško? Ne, kasdienai, tai aišku, tamsesnius klodavom, jau sunešojau daug. Ant juodos visas navos ausdavom, jau kaip kasdienai. O tai jau šventadienį, tai jau būdavo šviesus visi? O jau taip, tai jau šventai dienai, tai jau gražiau šviesus, jau šviesiau pirkam būna. Ale, dar kad ir šitas. Šitie kas spalvų ir kaip taip suderys jums išeina? Ta šilkai, aš nežinau, šilkų, šitų tai gal ir gatavų, kaip katrai buvį. Bet šilkų tai ir spalvotų buvo pirkti jau paskui. Tai gal ir net ir dažytų gal yra, bet ir nedažytų. Mėlynas, tai žinau, kad dažytas. O tai dar šitas nuvasiektas spalvas, kaip suderydavot ir toj klėtka šitokia, tai visiek reikia, kaip tai, kad būtų gražu. Skonio reikalas. Jau tai nėra parodyta, kaip kam išeina. Pavyzdžiui, klėtkai tai reikia daugiau, jau kokio daugiau turėjau šitas, ką vadina, šitas margylus, tai kokiu būna lygiai daugiausia siūlų, kur pamargiu, taigi daug nereikia, o jau ant šitų klėtkų tai reikia jau daugiau siūlų. O iš kur šitų raštų parsinešėt? Tai aš įstojų parsinešiau. Bet visiek labai gražus. Tai atsat tokių buvo, Krokšlinsa gal ir net daugiau pasniekų šitų raštų, nežinau, pas mane. Šitoj klėtkų, tai vis tai tos pilnos klėtkos tokios. O čia, kaip sakiau, musteikiškis raštas. Tai jau šitų raštų vadinat iš musteikos jau? Mes šitų vadinam iš musteikos. Tai gal jis pirktas bordinis, jau nedažytas, jau siūlas gatavas pirktas. O kokia spalva jums labiausia patiko, kokius spalvų austi? Oi, visokios, kuo žinoma, man geltonas su bordiniu, tai labai gražu. Šitas tai gražus labai. Tas cinkau, tai visokios, viską baltos, tai visokiausias cinka, kokio tausi tokias. O jau šitų jau neturėjau. Neturėjau kitokių, tai aš čia priaudžiau ir stojuosi brolienį ir agėva tokie užklotsai. Vienodzi. Va šitų va. Šilkai, tas
raštas tai kitokis, tai jau tas agurkinis savo. Ai, tai jau čia šitų vadina tą gurkinį. Aha. O buvo va kokis, raštelis, ką paudyt, kad jau labai jums patinka, jau pats mylimiausias, pats gražiausias. Na, kuo aš žinau, ką baudzu, tai atrodo visi nelabai, jau ką bisiaudo, tai būna visi gražus. O neatsibosdavo, vis tiek, va tuo pačiu raštu, kokį, 10 divonų dar ką pasisėdai, tai ir varyk. Spalva kitokia ir vis atrodo kitas. Jau išaudzu vada vienodas, jau tada vėl kitos spalvaudza, jau vėl kitokius. O šitų va raštų iš kur gavot, neatsimenat? Šitos tai labai daug kas audėca buvo. Iš tų pirmiausia, kad juos pradė iš tuos keturnyčinius, tai kaip aš šituo įraudė, vis agurkiniai da agurkiniai buvo. Nu, bet jau labai gražus. Ačiū, kad pagerat, ar gražus, ar negražus. Gražus, nu kur jau čia gali būti negražus, aha. Šitas tai su broku geru atidaviau, savo pasilikau su broku. Buvo per trumpa, tai dedu ir tą kitą. Kad niekas nesupranta, tai niekas ir neragi. Na tai aišku, jau reikia įsižiūrėti, o taip sutaikyti raštas ir klėtkas. Tai. Nu ir viskas, ir suveina. Tai šitų vasarų daugiausia klojėjo ant lovos, tai. O kaip šitų raštų vadzydavot? Oi, tai ir koreliu, ir žvaigždukį vadzino, ir langinėm visą vadzino. Šitų vienų? Tų langinių, tai visur tų langinių, ko žinant, rašta nėra. O tai jau čia tom langinėm, ar dėl šitos vaklėtkos, ar jau čia dėl šitos? Tai klėtkas, jau man kab langinės išeina. Aha. Nu šitas irgi labai zgrėbnas raštas. Nu, nieko raštelis tokis, nei labai stambus, nei labai smulkas. O jums patikdavo smulkesnis kokis raštelis ar jau stambesnis? Nu, sakap, kam? Man tai tokis vidutinis labai gražus. Aha. O jau, kad būna tas ir labai tankas, tai sako, kad iš tų sudraskytas. Jau tokie aiškesni, kabretesnis raštas, va tokius stambesnis, tai aiškesnis divinas. Nu, va, šitas irgi labai jau. Tai sakau, šitas pirmiausia, tai su tėtaudim, su lantelą, kaip zvinycinis. Šitus su lantelą? Aha. O paskui jau prasidėjo man, jau nežinau, kuriuo mes atviraštų dagavom, planų tų, tai jau tada. O čia šitas raštas vadzinos kap nor? Savo kokį vardu turėjo? Visą vadzina. Kaip kas nori, tie vadzina. Tai dideliais agurkais, tai mažukais agurkais. Tai čia gal dideliais agurkais vadzina. Kad jau pamiršau ir pavadinimus. Nu, bet va gražiai ir ant baltos, ir ta mėlyna šitą. O jums tai gerai, jūs pats ir išsiaudydavot, pats ir susisiūdavot, niekur nereikėdavo, pats niekur, tai pakaina galva. Duosiu kam. Aha. Pats jau sutaikai, žiūrė, kad sutsakta, kur patempi, kur pralaikė, kaip pats tai. Tai čia šitas, jūs sakote, kaip jis vadinas? Beteliškim. Beteliškim. Nu, čia va tokie kaip drugeliai va šitais sparnai. Tai čia jau seniausias raštas, labai seniai, sakau, čia dar mano mamos austa, dar mergaucinis. Oho. Tam jau čia metelių. Na, netoli 100. Tai jau. Savo lindai suverpta, savi lindai. Bet ir tada jau asnava buvo graži balta. Tai tada jūs mamos mergu austa, dar lindai savi visą. Dar jos tas su tokiu moteriški, na tada merginos buvo, tai sako, jau mes susidėjai. Įsiaudėm po divonais, o tada nelabai buvo tų siūlų, irgi buvo problemos. Tai biški trumpokas, jau galbūt ir sunešotas, ale kaip trumpokas ant dabartinių lovų. Tai tefaka, bet mintis ir bet labai gražus. Vaikams, sakau, turėsit bobutės atminimų. Ale tai ova špriausta per visas gyvenimas? Taip. Tai dar visi divonai abrūsai pareit namo, tai ar lyst, nori pirkion? Tai žinai, kad kada aš būt krūme, jei visi pareit. Nu tai kokį čia linkėts, reikia linkėts, kad nepamiršti to amato, kad neišeiti iš mados, kad visi džiaugtus rankų darbo. Kad gerai sektus, visiems tau Mindaugai, kad labai gerai sektus. Numėgysim, dėkui. Nu, o mes kartu su mūsų Krokšlio audėju ir palinkėsim visiems tų gražių divonų krūvų. Gražių raštų, gražių divonų. Ir gerų siūlų, kad netrūkinėtų. Taip. Gėlalais, rūtelais, lankėmės jumis žamai ir dėkavojam labai už tai, kad padabojot šitų mūsų pilmų.
Jei norit patys pirmi pamatyti mūsų visus naujus filmus, katruos dar išlaisim, nu tai jau nepamirškit užsiprenumeruoti YouTube kanalų Pareidzimai. Ir tik nepamirškit sekti Pareidzimų Instagram'an ir Facebook'an. Mes tik keliam visas savo naujienas. Ir fotografijas, ir aplink filmus, ir kų jau nudirbom, ir kų prisdirbom, ir tų, kų dar ruošiamės daryti. Jūs parama mūsų darbam labai reikalinga. Tai norim padėkavoti kožnam, katrie jau prisidėjo, ir labai kviečiam visus, katrie džiaugias mūsų filmais ir visais kitais darbais, parems mūsų veiklas. Kaip nesunkiai šitą sekas padaryti, rasit informacijų žemiau.